5 uždavinukas. Paveiksle pavaizduotas taikinys. Štai čia toksai taikinys suskirstytas lygiomis dalimis ir dalys sužymėtos skaičiais. Šaulys šauna į paveikslę pavaizduotą taikinį ir pataiko. Kokia tikimybė, kad jis pataikys į dviženklių skaičių pažymėtą sritį? Dviženklių skaičiumi pažymėtą sritį. Taigi, mums reikia suskaičiuoti, kiek iš viso čia yra tų lygių dalelių ir tada suskaičiuoti, kiek yra dviženkliais skaičiais pažymėtų dalelių. Ir tikimybė bus lygi santykiui. Na, skaičiuoju, nuo dvejetuko pradedu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iš viso yra 9 dalelės, reiškia mūsų n bendras skaičius yra 9, kuris gali pataikyti dalelių skaičius. Dabar suskaičiuosiu m, tai yra kiek iš viso yra dalelių pažymėtų dviženklių skaičiumi. Aš jas va čia raudonai pasižymėsiu, kad man būtų lengviau skaičiuoti tos dviženklius skaičius ir dabar skaičiuoju 1, 2, 3, 4, 5. Taigi tokios dalelės yra 5. Mūsų tikimybė bus lygi 5/9. Ir šį uždavinuką išsprendėm.